Lio, lio, lio. Lio, lio, lio. Lio, lio, lio. Jo, 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 jo. Nu gal užteks. Gal užteks to humoro. Nu. Ką čia parašyta Nokia ir kur man tas Rimas davė aparatą, tai labai irgi yra fotografavimo objektyvas kitoj pusėje. Aš turiu ir toj Nokia, bet jis nefotografuoja, man atrodo, dabar įsidėjau. Pasikroviau per naktį, va taip. Matai, kaip tu gerai viską supranti. Va, sako, tu juk viską mergyt supranti, kaip matyti. O, gerai, kad nors dantis įsivaliau. 2 kartus tarp kitko aš darė. Nu, tai va. Įamžina ant šitokio kalno, tik saulės nėra ir dabar jau gal tems, 7:30, tai ką tu daug. Pažiūrėk, kaip supynėse supasi žmonės, pažiūrėk. Va. A nenori pasisupti? Nori. Bet, ta varnų listai. Gražesnė kokią aplinką išrinksim, kada vadinasi. Ar tu manai, kad jau mes nebesulauksime geresnių laikų? Nu. Dainiukas fotografas. Galėtum būti fotožurnalistas, žinai, dirbtum redakcijų, įstotum į Lietuvos žurnalistų sąjungą, vadinasi. Galėtum baliavot, reiškias. Va. Kaip galėtų. Zikaro namelį, va. Va, žiūrėk, mūsų šeimininkė, vadinasi. Reikėtų nueiti tą vedų centrą. Jo, jinai muziejaus vedėja, Truikių muziejus. Ten, kur Ąžuolyne. Va, jinai vaišina indiškais patiekalais, smilkalais, va, vadinasi. Apie Antulį ir Mėnulį. Reiškia, tu Mėnulį nebuvai, tu Mėnulį sapnavai. Na ir kas, kad nebuvau, kad Mėnulį sapnavau. Nu gal užteks. Save nufotografuosiu. Ar aš tave nufotografuosiu, bet nemoku. Nežinau, kur paspausti. Nustatyti nemokėsiu. Ir oras netinkamas. Kad nors būtų ar šviesiau, ar saulėčiau. Dabar taip. Vos. Nejauku darosi. Įkvėpimas tave pagavo. Nu, nors tiek. Geriau negu šiukšlyną fotografuoti. Supynės čia yra. Dabar didžioji savaitė, didysis kas? Didysis antradienis, nėra didžioji. Didysis Velykų tridienis. Didysis ketvirtadienis, didysis penktadienis, didysis šeštadienis ir Velykų. Žiūrėk, kaip mus stebi vyriškis.